Birželio pabaigoje, kai naktys būna trumpiausios, o dienos ilgiausios, švenčiame vasaros Saulėgrįžos šventę. Seniausias šventės pavadinimas kupolis kilęs nuo žodžio kupoliauti – rinkti žoles. Vėliau buvo pradėtas naudoti ir rasų vardas, bet senovėje žmonės eidavę ieškoti paparčio žiedo į rasų mišką. Į Lietuvą atėjus krikščionybei šventė buvo tapatinama su Švento Jono Krikštytojo varduvėmis. Manoma, kad vasaros Saulėgrįža lietuvių yra švenčiama nuo labai senų laikų. Rašytiniuose šaltiniuose apie šią šventę užsimenama dar 1372 metais, o dalis senųjų papročių išsilaikė ir iki šių dienų. Tai aukščiausias saulės ir gamtos klestėjimo taškas. Tai laikas, kai žmogus gali pasisemti labai daug jėgų iš gamtos, atrasti ar sustiprinti ryšį su ja. Ir ta šventė nėra vien naktis. Seniau žmonės švęsdavo savaitę ar net dvi. Labai svarbu tai, kad tose šventėse nebuvo žiūrovų. Visi buvo dalyviai. Buvo naktį Švento Jono, laužai degė paupy, buvo linksma ir malonu, pirmą meilę prisimint. Buvo linksma ir malonu, pirmą meilę prisimint. Klaus, kam aš nešioju, baltą rožę atlapę, kieno vardą aš išpjoviau, ant žilvičių ties upę. Kieno vardą aš išpjoviau, ant žilvičių ties upę. Balta žodė be kaltybės, įnešiojame visų, tavo vardą pirmutinį, aš išpjoviau ant šakų. Tavo vardą pirmutinį, aš išpjoviau ant šakų. Etnografo Juozo Kudirkos duomenimis 20 amžiaus 3–4 dešimtmetyje gilios šios šventės tradicijos buvo Liudvinavo apylinkėse. Dabar grupelė šio krašto entuziastų nusprendė prisiminti protėvių puoselėtas tradicijas, pabandė atrasti dvasinę žmogaus ir gamtos darną. Pagal senolių tradiciją šventė vyko 2 dienas. Sekmadienį Netičkampio buktos Liudvinavo Kulokų gyventojai buvo kviesti prisiminti kupoliavimo tradicijas. Tądien žmonės turėjo galimybę pajusti visą šios liaudies šventės apeigų magiją. Rinko žolynus ir pynė vainikus, dainavo ir šoko, susipažino su burtais. Kupolinės, kada reikia žoliniauti, rinkti žolytes, pinti vainikus. Ir ką naktį visą laiką gal vyksta visi stebuklai, visi įsipildo. Turbūt ir paparčio žiedo reikia paieškoti, kad būtai laimingas, kad turėtai visas galias, girdėtai žmonių, paukščių kalbas. O šitas tradicijas reikia turbūt puoselėti, jaunimui perduoti, kad ir mūsų tėvai, mūsų senoliai šitą ką darė, ką vykdė šitos visus papročius, kad ir mes toliau perduotum jaunimui ir būtų turbūt viskas gražu ir smagu, kad visų šitų šventės vyktų ir toliau. O tai atsimenat, kaip vaikystėje švęsdavot šitą šventę? Taip, turbūt atsimenam, tėvai vesdavosi vis tiek ir laužai degdavo, kas įspūdingiausia turbūt vaikam, tai kad laužas dega iki pačio ryto. Iki ryto mums neleisdavo, aišku, prabūti, bet pačios gėlių prisiskinti, vainikus pinkti, taip pat ir išmokau vaikystėje ir po šiai dienai juos mokė ir vis tiek atsimeni ir pini, tai gražiausia vis tiek ir gėlytė gražesnė gal nusiskini laukuose rasdama ir džiaugiesi tą gėlytę ir tuo vainiku. Kaime buvo joninės pati didžiausia šventė. Šiandien neliko. Neliko jaunų, jaunai prasigėrė, kiek jų yra. Liko tik tai dar moterų, kurios palaiko tais joninės ir dar ačiū Dievui gėlės liko. Aš manau, kad tėvai mažai dėmesio skiria šiam tokiai gražiai šventė ir vaikam neįskiepina.
Ir iš tikrųjų aš galvoju, kad ir aš gal taip biškai jaučiuosi kalta ir mano ne viską švenčia vaikai, tai aš manau, kad mums visiems reikia pridėti savo žodį ir parodyti, kaip reikia daryti. Nu, šiaip tai mes švenčiam, važiuojam prie savo ežero ir švenčiam Jonines labai gražiai, šeimos gal 20 metų. Va, tai taip, kad kiekvienam biškai reikia dėti savo pastangų, tada vaikai gal žinos, kas yra Joninės ir kodėl čia jos švenčiam. Vainikėlį žalių rūtų, einime kida, kur aš tave pakavosiu, einime kida. Einime ki kompanija, kumrara, kumrara, einime ki eini kulku, einime ki tirara. Šilkus karon suvyniosiu, einime kida. Durnės skrynioj pakavosiu, einime kida. Einime ki kompanija, kumrara, kumrara. Einime ki eini kulku, einime ki tirara. Pirmą kartą pažiūrėjau, einime kida. Vainikėlis dar žaliavo, einime kida. Einime ki kompanija, kumrara, kumrara. Einime ki eini kulku, einime ki tirara. Antrą kartą pažiūrėjau, einime kida. Vainikėlis jau nuvydęs, einime kida. Einime ki kompanija, kumrara, kumrara. Einime ki eini kulku, einime ki tirara. Trečią kartą pažiūrėjau, einime kida. Vainikėlis nubyrėjęs, einime kida. Einime ki kompanija, kumrara, kumrara. Einime ki eini kulku, einime ki tirara. Džiaugsmas perduoti. Mes perėmėm iš savo tėvų, mes norim perduoti savo vaikam ir vat pažiūrėkit, kaip šiandien gražu, iš tikrųjų suėjo kelios kartos, kelių šeimų kartos, kai mes galim smagiai pasidžiaugti, turim gražią šventę Jonines, turim nuostabią šventę Rasas ir turime rasų savo tarpe, Jonų tikriausiai dar prisišauksime, dar ne šiandien diena. O šiaip, be galo smagu dainuoti, puoselėti tas tradicijas. Pagrindinis darbas buvo susirasti gražiausius visuose kraštuose žolynus, prisiskinti žolių. Iš tikrųjų, esam išvaikščioję daugelį pievų. Didelis darbas supinti vainikus. Dabar jau mes ilsimės, pinam vainikus, dainuojam. Pačių joninių vakare bus laužas, jį jau kūrenam, kraunam didelį. Šokam, dainuojam ir didžiausia atrakcija yra vainikėlių leidimas į upę, kuri čia yra nuostabiai atrodanti ir maudymasis. Taip, 12 valandą nuplovimas visų vargų, va ten toj šešupėj paskęsta vargai Suvalkijos. Mylėta žydrioji šešupė, tu skaisti, kaip gražuolė tikra, dainomis apdainuotoji upė, prašmatni Nemunėlio dukra. Dainomis apdainuotoji upė, prašmatni Nemunėlio dukra. Tėkmėje plaukia valtimi žvejas, iš jo lūpų pasklinda daina, o drugiai vasarą vejas, linksmai čiulba paukštytė raiba. O drugiai vasarą veja, linksmai čiulba paukštytė raiba. Vandenį žydi baltos lelijos, jos vilioja visus į save. Čia paskęsta vargai Suvalkijos, graudžios ašaros rieda srove. Čia paskęsta vargai
graudžios ašaros rieda srove. Svarbiausios šventės apeigos siejasi su žemdirbyste ir gyvulininkyste, pagrindiniais lietuvių verslais. Oi, tata. O kas po mano laukelį vaikščiojo, o kas po mano laukelį vaikščiojo, tyliai pamažu uliavojo, tykiai pamažu uliavo. Gal dievulis rugelių davojo, gal dievulis rugelių davojo, tykiai pamažu uliavojo, tykiai pamažu uliavo. Viena iš pagrindinių kupolinių apeigų – pievos žolių rinkimas arba kupoliavimas. Žolių puokštės buvo vadinamos kupolėmis. Buvo tikima, kad tądien surinktos žolės turi ne tik gydomąją, bet ir magišką galią. Visas žolės reikėdavo surinkti iki vidurnakčio, nes vėliau jos nebeturi gerųjų savybių. Kupolę renkant reikia eiti būtinai į 3 laukus, kad surinkti kupolių puokštę iš 9 žolių 3 laukuose, kiekvienam lauke renkant po 3 žoles, žengiant po žingsnį į skirtingą šalis ir nuskinant po tą vieną žolyną. Tai kupoliai turi būti kupolių puokštė iš 9 žolynų. Ta kupolių puokštę parnešus, temstant reikia per petį mesti per namo stogą, kad apsaugotų nuo nesutarimų, nuo nelaimių, nuo gaisrų namus. Tų 9 žolynų mažą pluoštelį reikėtų sušerti ir gyvuliams, tai nuo užkalbėjimo. Jonažolės būtinai reikia rinkti kupoliaujant. Apskritai visas vaistažolės, bet jonažolės būtinos ir parnešus namo reikia pakaišyti namus jonažolėmis, šventus paveikslus. Ir žiūrėti, kaip sudžiūsta jonažolė. Jeigu gražiai išlieka spalva, reiškiasi šeimos tų namų laukia sėkmingi metai. Viskas yra susijęs su gamta. Kaip aš sakau, žmogaus atim gamtą ir nieko nelieka. Nuo pat mažens vaikai myli tą gamtą, tiesiog juos būna dievulio įdėta ta meilė gamtai, o paskui civilizacija, taip sakant, padaro savo. Visada tėvai turėtų atkreipti vaikų dėmesį į gamtoj esančius stebuklus. Net pats dangus šiandien, pažiūrėkite, jis atrodo stebuklingas, ar ne? Vanduo, net tas vėjas atrodo šiandien kitaip negu visada. O Rasų šventė arba Joninių, kaip vadina žmonės, yra pati gražiausia man metuose šventė. Ir šitas tradicijas, aš manau, bent jau Lietuvoje turėtų ilgai išlaikyti žmonės, nes augalai tai yra ir maistas, ir vaistas, ir apsirengimas, ir grožis, be kurio dvasia žmogaus sunyksta. Einam į laukus, skinam gėles. Parodyti reikia, vaikams reikia parodyti, kokia graži ta gėlė, koks tas dangus gražus ir tada viskas būna gerai. Kai nemato, tai kitaip supranta viską, bet kai pakelia galvą, kai pakveipina gėlę, o dar jeigu supranta, ką jinai reiškia, kad yra gėlė kiekvienas stebuklas, va tada viskas gerai būna. Saulutėlė, leidžias vakaras netoli, leisk ir mane, motinėlė, su saulute
draugė, leisk ir mane motinėlę su saulute draug. Neleisiu dukrelę, neleisiu jaunoji, suklups tavo bėriai žirgai, parvirs karietėlį. Suklups tavo bėriai žirgai, parvirs karietėlį. Ai čia į stainelę, imčia tris žirgelius, vieną broliui, antrą dievę ir trečią bernužėliui. Vieną broliui, antrą dievę ir trečią bernužėliui. Broliui pabalnota, dieverka manota, o šiam šelmiui bernužėliui pančių pažabota. O šiam šelmiui bernužėliui pančių pažabota. Ai čia darželį skinčia tris kvietkelės, vieną broliui, antrą dievę ir trečią bernužėliui. Vieną broliui, antrą dievę ir trečią bernužėliui. Broliui žalių rūtų, diever žalių mėtų, o šiam šelmiui bernužėliui dygių dilgėlėlių. O šiam šelmiui bernužėliui dygių dilgėlėlių. Ai čia svirnelį, imčia tris kuskelės, vieną broliui, antrą dievę ir trečią bernužėliui. Vieną broliui, antrą dievę ir trečią bernužėliui. Broliui baltolino, diever pušilkėlių, o šiam šelmiui bernužėliui pusę padurkėlių. O šiam šelmiui bernužėliui pusę padurkėlių. Jau saulutėlė leidžias, vakaras netoli, leisk ir mane motinėlę su saulute drauge. Leisk ir mane motinėlę su saulute drauge. Kita kupolinių dalis – vainikų pynimas. Merginos nusipindavo iš kupolių vainikėlius, plukdydavo juos, mėtydavo per laužą, taip burdamos savo vestuvinę laimę. Vainiką reikėjo pinti iš 9 arba 12 rūšių gėlių – baltųjų ir raudonųjų dobilų, ramunių, kukalių, rugiagėlių, rūtų. Dažniausiai merginos nusipindavo 2. Vienu vainiku pasipuošdavo, o kitas būdavo skirtas ateičiai spėti. Oi, joneli, kamšeriai žirgelį, oi, joneli, kamšeriai žirgelį, kur ketini joti, kur ketini joti. Oi, ką tu ten veiksi, mano mergužėlė, oi, ką tu ten veiksi, mano mergužėlė. Svetimoj šalia
skelbsiu, po širdelį imsiu, mielas Jono žėlė, mielas Jono žėlė. Surinkę kupolę ir prisipynę vainikų, visi sueina pasivaišinti. Pyragai, sūris ir kitos vaišės dedamos ant stalo. Kupoliomis išpuošiami ir paženklinami šventiniai vartai. Kiekvienas įžengęs pro juos tampa šventės dalyviu. Labai svarbus kupolinių akcentas – ugnis. Šventės dalyviai susirenka prie aukuro ir užkuria ugnį. Sakomi linkėjimai, pagarbo žodžiai saulei, protėviams. Tikėta, kad ugnis turi apvalomąją reikšmę ne tik fizinę, bet ir moralinę prasme. Žmonės tikėjo, kad šventės ugnys, apšviesdamos laukus ir pievas, apsaugos derlių nuo raganų užbūrimų ir kitų pavojų. Mūsų protėvių išmintis moko mus gamtoje ir jos virsmuose įžvelgti ženklus, bylaujančius apie mūsų viduje veikiančias galias, vedančias mus gyvenimo ir likimo keliu, ženklus kviečiančius siekti dvasinių vertybių. Kupolinės tai gamtos ir visatos priminimas mums, kad žmogaus gyvenimas rieda kaip saulės ratas, patekėdamas krypsta į pakilimą ir pilnatvę, o ją pasiekęs linksta į nuosmukį. Mokančiam skaityti didžiąją gamtos knygą, dieviškosios galios atsiveria ir nušvinta tarsi stebuklingas paparčiaus žiedas, o tuomet tampa galimi net neįmanomi dalykai.